Apie žodžius, turinčius galę statyti arba griauti. Šiandien prasilenkdamas Panemunės Šilo tiltu, išgirdau porelę besikalbant. Ir mergina vaikinui sako: žinok, mano namas labai šūdinas. Ir man tai buvo miela išgirsti, kaip kiekvienas vertina savo aplinką, bet nesupranta, kad aplinka yra kiekvieno žmogaus atspindys. Nežinau, ar tai buvo pirmas pasimatymas, ar tiesiog draugiškas pasišnekučiavimas, bet tada prisiminiau, kad diena prieš, gavęs pasiūlymą atvažiuoti pas brolį pirtį, važiuojant iš Kauno į Kėdainius ir pasiėmęs voice recorderį, pirmą kartą gyvenime pradėjau įrašinėti nejučiom kylančias mintis apie žodžių galią, kuriais galime kurti arba griauti kito ir savo vidinius namus. Žodžiai gauna materiją žmogaus viduje tada, kai jie yra ištariami. Ir tik nuo kiekvieno mūsų priklauso, kuo mes paversime savo įgarsintas mintis, kurios virsta žodžiais. Mes juos galime paversti saugumo plytą į kito žmogaus namą. Mes galime žodį paversti pačia švelniausia plunksna, kuri tuo metu paglosto ir paliečia žmogaus įtemptą kaklą po sunkios dienos. Lygiai taip pat mes galime ir griauti, pasirinkę žodį, kuris kaltina, vertina, pyksta, rodo nepasitenkinimą, neišpildytą lūkestį. Nevalingai žodis virsta plaktuku. Griauna ar pačio, ar kito vidinį namą. Deja, bet tada ar savo, ar kito asmens tą unikalų tik jam pažįstamą, jo sukurtą, kad ir koks jis būtų namą, mes nejučiom žalojame, griauname ir po gabalėlį ardome. Mes nejučiom tampame nekontroliuojamų, žodžiais paverstų minčių, vaikščianti destrukcija. Labiausiai tame rate užsisuka pasimetę, posovietinėse aplinkose užaugę asmenys. Ir tik nuo mūsų priklauso, ar mes tai pastebime ir keičiame, ar ir toliau vadovaujamės mums įdiegtoms klišėms, gyvenimo filosofija, posakiais, kurie riboja mūsų pozityvumą. Tiesiog nusišypsojimu viens kitam gatvėje, ar pasisveikinant su nepažįstamuoju tiesiog prasilenkiant miške. Kai mūsų vidinio namo laimė yra užslopinta, mes nekontroliuojame minčių, o tos mintis, visas tas skausmas netelpantis viduje, anksčiau ar vėliau turi išeiti. O išeina dažniausiai mums patogiausių ir lengviausių būdų. Mintis verčiame žodžiais. Nesgi nenorime namie laikyti per laiką sukauptus savo vidinį purvų, ar jau atitarnavusių šiukšlių. Geriau jas išsikuopti ir išmesti. Deja, ne visada pasirenkame išmintingiausią būdą. Tiesiog jas išpilame kitam. Ir nesvarbu, ar tai būtų parduotuvėje sėdintis pardavėjas, kuris yra ne ką mažiau pavargęs nuo kasdienės rutinos už tave. Ar tai būtų tavo artimasis, grįžęs po sunkios darbo dienos. Paskutiniu metu supratau ir pats, o vėliau netikėtai buvau ir paskatintas, kad turiu rašyti, turiu kalbėti, nes tos mintis, kurios ateina iš kitų užduotų klausimų, nusėda mane su atsakymais. Ir jaučiu, kad jeigu tie atsakymai tampa naudingi vienam, gali būti naudingi ir tau, kuris klausai. O tas mintis materializuojant, vis labiau suprantu ir pats. Opozicija kuriantiems žodžiams yra tauri tyla. Dažnu atveju tauri tyla yra daug sveikiau, giliau ir labiau paliečia nei nuolatinis kalbėjimas ar bandymas viens kitam įrodyti, kad esi teisesnis. Nesvarbu, ar tai yra antra pusė, ar kiti tau svarbus, ar tiesiog kasdienybėje sutinkami žmonės. Visi mes esame skirtingose etapuose.
problemos, skirtingose pasaulėžiūros. Ir dažnai mes atėję prie taip vadinamo kito asmens vidinio namo, kuris iš mūsų perspektyvos gali būti netoks patinkantis, netoks gražus, netoks kaip mūsų, galbūt net erzinantis. Kažko galim pradėti pavydėti jame, kažką norime pakeisti, kad mums labiau tiktų. Ir mes nejučiom renkamės traukti ir versti savo žodžius įrankiais. Ir nebūtinai teigiamas. Vaizdžiai sakant, dažniausiai jie būna plaktukai, nedideli akmenys, kurie yra mėtomi į kito namą ir jie nejučiom sėda aplink namą. Gal kažką pažydžia. Kartais, jei namas labai stiprus, žalos nepadaro. Bet vis vien, aplink namą akmenukų daugėja. Nors ir stiprios kartais kito asmens vidinės sienos, bet jos nėra nepažeidžiamos. Tada atsiranda įskilimai. Mūsų žodžiais gali būti patrypiama nauja vešli žolė aplink namą. Tik naujai išdygusi, kuri galbūt simbolizuoja naują žmogaus etapą. Bet lygiai taip pat mes galime ir padėti kurti, panaudodami savo žodžius geriems dalykams. Dabar šiek tiek reikia stabtelti ir pajausti. Jaučiate, koks tai yra stebuklas? Kad mes turime pasirinkimą. Mes esame kaip superherojai. Viskas yra mūsų rankose. Ir visada galime rinktis už blogą ir gerąją pusę būti. Kiekvienas žodis nuo mūsų emocijų, stiprumo, tembro, intencijos virsta vienokiu ar kitokiu įrankiu. Tik nuo mūsų priklauso, ar mes kito namą padėsime kurti, ar po truputėlį griausim. Mes prie namo visada turime pasirinkimą, ką su juo daryti. Bet savo aplinkoje pastebiu, kad patogiausia yra rinktis destrukcijos modelį. Visos tos vidinės traumos, kurio turime visi be abejo apsčiai, atsispindi suaižysim vidinėme name. Jie žiūri į kito namą su pavydu, kad jis yra tvarkingesnis, šviesesnis, ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės. Ten žalioja gražyvėje, o pas tave nykuma, tamsu, aplink lyg rudenį miške prikritusių sutižusių lapų. Žinot tą posakį, kad svetimame kieme žalia žalesnė. Bet dažnu atveju tai būna tik iliuzija, sukurta iš mūsų matymo perspektyvos. Tada nesąmoningai tokie žmonės susipažinę bando mokytis viens iš kito. Per tą mokymąsi jie padeda viens kito namui tobulėti. Arba priešingai. Savo per didelę nesuvaldytą destrukciją arba narcistiškų suvokimų, ego, kad geriausiai tik pats supranti, kaip turi būti statomas kito žmogaus namas, pradedame rekonstruoti jį. Ir čia kyla vidinis klausimas. Kaip sukurti terpę, kad kiekvieno vidinis namas pilnėtų ir pilnėtų jaukios šviesos. Tas vidinis pasaulis, kuriame žmogus gyvena ir atspindi jo vidinį namą. Mes nesame benami viduje, nors kartais galime taip jaustis. Mes visi turime po vidinį namą, tik dėja, kartais jis gali tapti svetimas mums. Mes visi gimstame su labai mažu namuku. Jis pradžioje būna labai sausas, kuriamos tik pagrindinės jo dalis, o su metais prasideda tikrasis darbas, kai mes pradedame kurti savo autentiškumą. Mes jį lipdom, auginam, tvarkom, puoselėm ir prisilydinėjame žmonės, kuriems norime tą namą parodyti. Tas namas gali būti visiškai tam žmogui nepažįstamas ir svetimas. Bet kartais nejučia tokie žmonės susidomėję tavim ateina pasisvečiuoti. O dar dažniau mes patys norime, kad jie ateitų.
Nes mes pasąmoningai suprantam, kad tik šitaip vyksta abipusis augimas. Nebūtinai turi būti du vienodi žmonės. Mes dažniausiai ir daugiausiai išmokstam iš priešingybių. Nes ne viskas, ką mes žinome, yra absoliuti tiesa. Viskas, ką mes sužinome gyvenimo eigoje, kinta. Tobulėjame mes. Bet tik tuo atveju jį neužsidarome 9 užraktais savo vidinėme name, kuris po truputį, nors ir jame saugu, bet nebeteikia nei šilumos, nei malonumo, nei šviesos. Kad atrastum tikrąją vidinę energiją, turi suaugti kaip žmogus. Gyvenimas tom ir yra fainas, kad visada yra iš ko mokytis. Mes nesame vieni ir niekada nebūsime. Pasaulis taip neveikia. O kad suaugtum kaip žmogus, turi pažinti tuos, kurie tą energiją jau sukūrė. Ar tai būtų šiluma, ar elektra, ar bet kokia kita energija. Galima pagalvoti, o gal aš nieko neturiu, nieko nesu atradęs. Netiesa. Tikrai netiesa. Galbūt esi kažką kitą sukūręs, kuo gali pasidalinti. Ir tik nuo pačio priklauso, kada pamatysi tas dovanas. Nėra tik juoda arba balta. Net kada esame labai liūdni savo esamame name, nereiškia, kad neturime gerų dalykų savo viduje. Mes visą laiką su savimi turime unikalių dovanų. Ir čia yra pats nuostabiausias suvokimas. Kad mes visi be išimties turime savo dovanų namuose. Ir tiesiog mes per tuos savo destrukcinius žodžius ir savo, ir kitiems jų nematom. Kartais tiesiog bijome parodyti kitiems, bijome pasidalinti jomis, kad kažkas jų netimtų. Nes kelias dovanas negeri berniukai ar mergaitės per visą mūsų gyvenimą jų išnešė. Ir mums vis dar labai dėl to skauda. Bet vienaip ar kitaip, anksčiau ir vėliau, gyvenimas mus priverčia išlysti iš to savo kiauto, to savo namo. Gyvenimas nėra tik apie namą. Namas yra tik poilsiui, savęs supratimui ir savo autentiškumo kūrimui. O kad savo autentiškumą sukurtum, turi pamatyti daug, turi plėsti pasaulėžiūrą, nebijoti patirti daug namų. Kiekvienas namas yra autentiškas, pats iš savęs, nes vienodų nėra ir negali būti. Ir tu savo autentiką gali sukurti stebėdamas, patirdamas, matydamas ir aplankydamas kitus. Kartais žinute, kartais susitikimu, o kartais net ir mintimis. Pajausti ir aplankyti tau norimą namą. Kada mes nebijome ir atsiveriame patys, atverdami savo namo duris, ir kitas mums atsiveria. Mūsų žodžiai pradeda įgauti galią ir virsta materija, kuri kuria arba greuna. Ir tik nuo ištartų žodžių priklauso, ar mes padėsime žmogaus namą tobulinti, ar griausime skaldydami jų vidinės sienos plytas iš pačio vidinio traumų, liūdesio, lūkesčių neišpildymo ir nesąmoningai nesuprasdami, kad viskas, ką tu sukuri kitame žmoguje, automatiškai sugrįž 10-eriopai tau. Nebūtinai tuo pat metu. Ar tiesiogiai ir apčiuopiamai tai, kaip mes norėtume. Nesgi savo namą atsinešame ir tai, ką tiesiog matome kitose. Be abejo, kad mes galime būti savanaudžiai. Apsidairyti, ateiti, apsižvalgyti, pasinaudoti žmogaus atvirumu, būti pavaišinti, kažką pasiimti ir išeiti. Bet mes taip pat galime pasisvečiuoti ir ilgiau. Mes visada turime pasirinkimą ir galime sukurti gilesnį ryšį. Galime viens iš kito mokytis, būti palaikytais. Ir viens kito namą vis lipdyti, net jei žmogus kažkur nesupranta, kad reikia, ar dar nemoka.
galbūt nenori, nes niekur prievartos nėra ir negali būti. Ir kartais mes prisileidę žmogų pajaučiame, kad tas žmogus turi per daug savyje plyšių. Ar iš vis netinkamas namų išdėstymas. Bet tas netinkamumo suvokimas labiau apibūdina mūsų esamą pasaulėžiūrą, nei kad kažkokias tai kitas žmogaus ydas. Nereiškia, kad tas subjektyviai vertinamas namas blogesnis. Čia kaip kad skonis ar grožis. Gi visada yra subjektyvus. Sutiktas žmogus gali turėti daug patirties. Gali turėti labai daug skaudžios patirties. Kaip ir visi gali turėti daug traumų. Gal vaikystėje sunkiau buvo lipdyti tą namą. Gal iš gautų pamokų jau pasimokyta ir bandoma namą atitaisyti. Vis greičiau ir labiau, kad netrukdytų pakviesti į savo vidinį pasaulį tos žmonės, kurias mes jaučiame, kad norime pakviesti šiuo metu. Tada bandome statyti jau tvirtesnėm plytom. Matome pilnesnį vaizdą, susikurta vizija įgauna materiją ir pavirsta tvirtų pamatų. Viskuo, kuo tikėjome ir jautėme, pradedame pasitikėti. Nebebijoti ir matyti visą savo vidinio namo išplanavimą, o ne tik atskiras, ne visai norimas matyti dalis. Matydami ir vertindami tą namą, mes norime, kad jis būtų tvirtesnis. Čia yra prigimtinis žmogaus noras. Mes visi norim jaustis gerai. Galbūt dažnai norėtumėm, kad būtų jis pastatytas iš kitokių vaikystės, kūdikystės ar paauglystės plytų. Bet deja, mes turime tai, ką turime. Nes kiekvienu momentu mes elgiamės taip, kaip galvojame, kad tai yra geriausia mums. Todėl siūlau stabtelti, apsidairyti, priimti visą dabar supančią aplinką, pasakyti savo, kad myliu tave ir pirmiausia pradėti be streso kurti savo vidinį gėlyną. Ir nereikia turėti iliuzijų, kad kažkas būtinai turi palaikyti tave. Nes kitas sutiktas žmogus gali nesuprasti tavo tempų ir nepriimti tavęs. O kodėl kitas negali pilnai priimti tavęs? Nes kitas žmogus dažnu atveju taip pat savo vidinio namo nepriima. Mes lygtais norime judėti prieki, patirti, pamatyti gyvenime, bet kai mes bandome, mes viską matome iš savo perspektyvos. Ir tada naudojame tokius žodžius, kurie mums tinka ir nebūtinai tiks tam žmogui. O kai netinka, neįčio mes pradedame namą keisti be kito leidimo, supykę, kaip maži vaikai smėlio pilį griaudami, nes mesgi sakom tos žodžius, bet žmogus nesupranta. Ir čia nėra žmogaus problema. Čia yra mūsų problema, kad mes nemokam pajausti kito žmogaus namo autentiškumą. Ir viską vertinam tik iš savo perspektyvos. Tada mes einam prie tų namo kampų, kurių tuo metu tam žmogui net nereikia tvarkyti. Ir mes pasakojam, aiškinam, kad va čia va pasitvarkyk, čia va nusipjauk žolę. O žmogus jau yra ir taip pavargęs, nes nuo pat vaikystės nebuvo pilnai ar pagal planą statomas tvirtas namas. Ir dabar dėl to reikia sunkiai dirbti, mokytis, o viskas turi savo laiką. Ir tik namo savininkui suprasti, kada yra laikas kažką keisti ir tvarkyti. Nes visur vienu metu nebus. Ir čia yra logiška. Mes neturime milijono galūnių. Mes turime tik tai 2 rankas ir 2 kojas.
Tada automatiškai tas žmogus turi rinktis, prioritizuoti darbus ir dirbti dvigubai daugiau, kad sukurtų tvirtą pamatą, ko tarkim nepavyko sukurti vaikystėje, paauglystėje, galbūt dabar. Nes mes visi norim turėti gerus pamatus, turėti struktūrą tokios, kokios šiuo metu norim. Kad šviesos ir šilumos būtų tiek, kiek mes norim, nes tai yra prigimtinė mūsų teisė. Ir tik tada bent minimaliai tai turintis žmogus galės ją dalintis. O sėdintis su nepjauta žole ar atsilupusiom sienom laukiam, kad kažkas už mūsų tą namą aptvarkytų. Įneštų šilumos, šviesos, neprisima atsakomybės už tai, ką turime šiuo metu. Kad viskas, ką šiuo metu darome su kito namu, yra mūsų atspindys. Neįčiom tampame savanaudės siurbelis, ne tik nepadėdami kurti, bet mažiausiai trukdom, o kartais net ir griaunam. Mes nesuvokiam, kad jeigu to žmogaus namas bus negriaunamas, o kuriamas, žmonės bus linkę, kaip ir minėjau pradžioje, savo tom vidiniam dovanom dalintis. Nes mes visi jų turime. Tiesiog reikia rasti raktą į kito vidinį namą, o ne per jėgą brautis ir daryti plyšius, naudotis ir įskaudinti, prašant, kad duok man. Jeigu žmogus bus laimingas, mes irgi būsime laimingi. Tik dėja, žmonės nėra labai kantrus. Jie nori visko čia ir dabar. Ir kuo labiau metai bėga, tuo tas tempas vis greitėja. Bet visų tempas yra skirtingas. Ir skirtingas vidinio namo suvokimas. Tada pagalvoji, tai okei, aš pažiūrėsiu, gal yra kitų geresnių namų. Tada nueini vieną namą, tave pastinga kitos problemos. Nueini į trečią, vėl kitos. Tik reikia suprasti, kad visur ne tik problemos, nes aš dabar akcentuoju problemas. Visur yra lygiai taip pat ir dovanos, vis minamas. Tik jos yra daugeliau, nes mes pratę kurti baimę, destrukciją ir negatyvą, o ne meilę ir šilumą. Todėl dovanom dalintis vis sunkiau. Nuolat ieškai namų, kuris savo suvokimo miestą, bet nesupranti, kad visi namai yra unikalūs. Ir mes visų nepadarysim tokių pat kaip savo, kad juos suprastų. Jei visi būtų vienodi, kaip kad tvoros lentos, gyvenimas būtų labai nykus, šabloniškas ir nuobodus. Tai vadintųsi labiau egzistavimas, o ne gyvenimas. Tas kiekvieno mūsų unikalumas ir žavi ir labai gąsdina. Bet tai ir sukuria gyvybę, kurios mes taip visi ieškom. Todėl labai faina yra suprasti ir matyti, kad kiekvienas yra skirtingas, kad visi jie kūrėme individualiai ir svarbiausia, kad mūsų žodžiai padėtų namus kurti iš meilės, o neapsunkintų jo kūrybą tais plaktukais, akmenim, kurie teisia, kaltina, vertina, spaudžia. Nes taip sukūriama ne meilė ne tik kitam, bet visų pirma savo. Nes kai suvoki, kad kito laimė yra ir tavo laimė, tada tu supranti, kad be spaudimo žmogus tobulėja daug greičiau, nei forsuojant. Iki kol žmogus įsigąsta, užsirakina namuose ir tu nesupratęsgi aš gero linkėjau, norėjau padėti, bet dėja apgriuviau. Tada tu suvoki, kad ne tam žmogui gero norėjai, bet savo norėjai gero. O gera bus tau tada, kai kitam bus gera. Tada reikia stabtelt, pagalvoti ir visą laiką savo sąmoningai priminti,
kad kasdienybė labiau naudoti ne plaktukus ar akmenis, o meilę ir šilumą ir savo vidinės dovanas. Ateiti nupjauti žolę, jei žmogus nori, padėti perdažyti kažkurias vietas, jei žmogus nori, ir atsisėdus, uždegus jaukiai kvepiančią žvakę, tyloje tiesiog taurį apsikabinti. Ačiū, kad klausėte iki galo. Noriu palinkėti nebijoti taurios tylos būnant vienu ar su šalia esančiu žmogumi. O tada, kai turime pasirinkimą naudoti žodžius, tai pasistengime kurti, o ne griauti visų pirma savo, o tada ir kito vidinius namus.